laiku jos kartu, žinai, tai parduotuvėje kažkur, tai kažkur išgirstu, žinai, ir panašiai. Ir tas labai, ta prasme, nu, aš jaučiuosi dabar toks, lyg būčiau, ta prasme, už visus prastesnis, nes jaučiuosi, kad buvau paliktas dėl prastesnio visiškai žmogaus, kuris turėjo tiesiog finansinį pagrindą didesnį. Ir dabar man tas toks, žinai, aš dar vis, kol kas blogiausiai, kad, ta prasme, bendraudamas galbūt su kažkokiom merginom, aišku, tai būna dažniausiai, kai būna girtas, nes teko ir į alkoholio liūnę pabūt biški, visose ieškau, žinai, kažko jos, kažkas, kas būtų tas, kas buvo pas mano buvusią, žinai. Ir per tą labai perlipti. Tai jo. Tai žodžiu, tu dar apie savo tą buvusią galvoja, ne? Jo, labai nenoriu, bet ta prasme, nu nežinau, ant kiek. Nu, čia emocija, žinai, yra viduje. Jo. Aišku. Ir ta prasme, tavo tikslas yra ne panaikinta, ne, žodžiu. Ta emocija. Aš noriu pagaliau patikėti savim, žinai, tas, kas įvyko, neįvyko veltui, kad aš dabar galiu pradėti naują startą, žinai, aš šneku tai suvokiu, bet, nu, viduj to netikiu. Ir ta prasme, aš ten persiskaičiau daug ten tų video, to prižiūrėjau, ten tų straipsnių pasiskaitinėjau, žinai, būdavo, kad pasikeičiau į draugą, išeinam į miestą, žinai, ir atrodo, nu, eina graži mergina, prieis, pakalbinsi, nu, bet ant tiek kažkas viduj sukausto, kad tu, ta prasme, nu, neįsivaizduoju, ką padaryti, kaip prieiti, ką pasakyti, atrodo, kad viskas, ką sakysiu, bus, ta prasme, netikra, man reikės vaidinti kažką, žinai, ir nėra tokio to atsipalaidavimo, ir taip prie niekur nepriejau, žinai. Tai dažniausiai tokiuose situacijose, kur ten merginą pamatai, ne, kažkaip atrodo jausies nenatūralus, kaip prieisi, ne, atrodo, nu, kažkokie nesąmonės darysi. Nu, atrodo, kad ta prasme, kad aš esu per prastas ir aš tu prieisiu, žinai, tai ta prasme, vienintelis variantas, kuris man atrodo, kad yra realus, tai kad nerva mane ignoruot, žinai, arba sakysiu, atsiprašau, bet aš tai nenoriu, žinai, bendrauti, arba galų gali, jeigu ir bus tas kažkoks atgalinis kontaktas, tai aš viską sugadinsiu, žinai. Ir tada atrodo, kad galbūt geriau nepabandyti, negu eiti ir viską sugadinti, žinai, nu, nežinau iš tikrųjų. Aišku, o tai, pavyzdžiui, tave labiausiai domina vienos merginos užkalbinimas, ar tu ten, pavyzdžiui, nori ir su grupėm tokį jaus, žinai, social sugebėjimas? Bet norėtųsi jaustis, ta prasme, tvirtesni ir eina, nes, pavyzdžiui, būna, kad eina 3 merginos, bet tau patinka viena, žinai. Ir tu norėtum prieiti kažką pasakyti, bet, nu, atrodo, turėsi kažkaip reaguoti ir į kitų reakcijas ir negalėsi sutelkti dėmesio į ją vieną ar kažkas tai tokio, nu, nežinau, iš tikrųjų. Nu. Būna 3, eina 4 ir viena iš jų patinka ir kartais vis tiek net dėl grupės, žinai, dažniausiai vyrai laukia, kol jinai atsiskirs nuo tos grupės, bet šiaip tai daug praranda. O klausyk, tai kokie, pavyzdžiui, tau tokie rezultatai, jau pasikeitimai tave jau labiausiai tenkintų? Aš labiausiai, taip, žinai, jau visai pasvajok, taip sakyk, jau drąsiai, žinai, kaip įsivaizduoji. Nu, realiai, tai man reikia kažkaip tai susigrąžinti tą pasitikėjimą savimi, žinai. Aš įsivaizduoju, kad jeigu aš jį turėsiu, tai man nebus problemų ir prieiti prie tos merginos vienos ar ten grupelės, žinai, kažkokios įnačius. O kaip tada sistema veikia, aš iš tikrųjų nežinau, dėl to vat ir kreipiausi į tave, žinai, nes aš įsivaizduoju, tikiu, kad tu to srity nusimanai, žinai, ir galbūt galėtum kažkokiais būdais ar ten per mokymus ar per dar kažką, žinai, padėti toj situacijai. Tai va. Nu, matai čia, o pavyzdžiui, žiūrėk, o kaip tau pasimatymuose, tu nebuvai išlindęs per tą laiką, kai išsiskyrės kokią merginą į pasimatymą? Į pasimatymą, kad prasme, kalbant... Nu, su kokia, žinai, kita visai mergina. Nueiti kavinę, žinai, ar kažkur ne, taip nebuvo. Nu, aš šiaip dirbantis esu, tenais po darbai sportuoju ir panašiai, tai pas mane realiai dažniausiai laisvai būna savaitėlė. Tai taip, su chebra mes nusiraunam į klubą, tai tiesiog pašokdami kokią panelę, nu, girtas, nežinau, kaip buvo, kitą kartą ir pasivedžiau kažką tais namo, žinai, bet, nu, realiai aš, kai dariau tai gyras, aš nesuvokiu, ką dariau, man tiesiog automatiškai tai gaunas. O kaip blaivas, tu kažkaip turi mąstyti. Ir aš, nu, nesuprantu. Kol kas. Tai šiaip, pavyzdžiui, iš dalies, net tam naktiniam žaidime, tai, pavyzdžiui, nu, daugiau kaip ir kažkokių ten užkalbintą merginą nėra problemų tau. Nu, ta prasme, vis tiek ten, kaip tu pats ten traktuoji. Man problemų nėra, kai aš būnu girtas. Tada atsiranda ta drąsa, tada tau atsiranda toks, taip, gerbėkim gulai pochų, žinai, ką tau pasakys, tau nepatiks, tu nueisi. O vat blaivam per tą barjerą perlipt man neišeina.
O alkoholio vartot, nu, aš šiaip, man nepatinka. Aš ta prasme man nesijaučia to tokio tikro, žinai, jausmo. Kai tu blaivas, tai tu išgyveni visą tai, žinai, o tu paskui atsibundi, tu ten guli šalia merginė, viskas, okei, vakar ten prisimeni per miglą, kažką, kaip tu ją prasivežiai, čia kažką darai, ir tu, nu, nieko. Aha. Aišku. O tai, pavyzdžiui, jūsų, girdi mane, Karoli? Girdžiu, jo. Pavyzdžiui, tai jūsų draugais klube, ta prasme, išgirinydavo, to ne tiesiog su panelį mane ir tu ten parsiveždai, kuri patikdavo ten. Taip būdavo, ne maždaug. Nu, ten, bet ne tai, kad aš ne kiekvieną savaitgalį, tik ir parsivežu kažką. Tai aišku, ne kiekvieną savaitgalį aš ir einu į tos klubus. Bet esmė tame, kad pas mane kompanijai beveik visi draugai, nu, aš ten jų daug neturiu, nes aš realiai atrenku tik geriausius, ta prasme, bet visi su antrom pusėm, žinai, ne pirmi metai. Nu tai aš nueinu į klubą su jais, galbūt paskui aš atsiskiriu vienas kažkur, arba išeinu į kitą klubą pagėrę su draugai, žinai, kad jau tipolė drąsosos atsiranda. Tai, bet žinai, ta alkoholis tai ne vienas ir ne du alaus, nu pas mus būna. Nu, normaliai. O klausyk, pavyzdžiui, kiek tu galvoji laikų skirt va tam savo pasikeitimui per dieną, tarkim, valandų, žinai? Per dieną aš daug laiko negalėčiau skirti, nes kaip minėjau, dirbu, pas mane pirmadienį, trečiadienį, penktadienį, tai iš vis yra užgrūsti. Aš laisvesnis būnu antradieniais ir ketvirtadieniais, arba nu ir savaitgalis. Tai iš tikrųjų, jeigu nepasitaiko ten kažkokių tais papildomų didesnių darbų, nes dabar, nu, stoju biškį į universitetą vėl, plus tėvai, seneliai gyvena privačiuose namuose, žinai, tai reikia žolę nupjauti, dar kažką, žinai, tai va, jeigu tokių dalykų nėra, tai aš realiai norėčiau bent jau kol kas, mane noras yra visą tą laiką skirtam, žinai. O tai, pavyzdžiui, tas žolės pjauti tau, ta prasme, čia bus tų darbų, reikia iš čia, ta prasme, tau dirbti, kaip čia nusimato? Nu, kol, žinai, kol sniegas neiškrėta, nenušalo viską, tol reiks pjauti, bet nu, čia tas gyvynėsi kartą, žinai. Nu, ta prasme, galima, žinai, viską paderinti, čia gi toks dalykas, ne naftos ten koks grėžinys, kad ten, žinai, reikia tam tikrų laikus, nes galima ir kitą dieną tą padaryti, žinai, jeigu, ta prasme, esam kažkas sustarę. Supratau. O klausyk, o kaip bendradarbė ir šiaip tavo draugai žiūrės į tokius mokymus, jeigu tu ateisi, tarkim, kaip tu galvoji? Man nelabai įdomu iš tikrųjų, ne dėl jų darau. O tėvai, pavyzdžiui, tėvai ten, o tu jau viens kaip tu ant savęs gyveni, ne? Tai tėvai irgi jau nerūpi, ta prasme, praktiškai tada. Nu, ten jie gal išreikš savo nuomonę, ten tėvas toks pas mane biškai griežtesnis, tai galbūt pašieps kažką, motina tikrai supras. Seneliai galbūt, jiems turbūt net ir nelabai svarbu žinot tokius dalykus. Tai aš nemanau, kad aš ten neskelčiusi, o aplinkiniai draugai, nu tai visokių reakcijų bus, vieni palaikys, kiti sakys, durnas, ne tik pinigų, ar ten kažko net laiko nešvaistyti. Pasieksiu tą padinai, bet nu, jeigu aš nu per visą matau, kad pačiam galbūt, ta prasme, galbūt tavim aš tą rezultatą pasieksiu per pusmetį, ten ar per 3 mėnesius, ar per kažkiek, o vienas aš turėsiu dirbti dvigubai ilgiau, žinai. Ir dar klausimas, ar nepalūšiu ir nespjausiu. Nu čia, žinai, kiek tu labai to nori klausimas, žinai, yra. Bet čia kaip šneki, tai matos, kad nori, žinai. O toliau palam. Buvau sugalvojęs, ką paklaus, bet ir pamiršau. Ai, palam. Kaip pala ten yra. Ai, va, ar tu, ta prasme, vienas gyveni bute, kaip iš viso tu, ta prasme, ar su kažkuo gyveni bute? Su Katinu. Ai, su Katinu, ne? O centre butas ar kažkur toliau? Šiaip aš iš viso iš Kauno esu. Ai, tu iš Kauno, tu Kaune gyveni, ne? Jo, tai ta prasme man, iš viso, jeigu išeitų ir reiktų važinėti, žinai, Vilnių, tai būtų savaitgalį realiai. Supratau. O Vilniui tu neturi, ne, kur apsistot, jeigu atvažiuotų, pažiūrėjau, dviem. Turėčiau kur apsistot. Nakvynėj turėtų mane? Jo, mano pusseserė gyvena Vilnių, tai manau, žinai, tenais karts nuo karto per pernakvot. Nieko, ta prasme, jinai ten... Neturi, tai žinai, tam problemų nesusidarytų. Tai ta pusseserė neprieštarautų, ne? Jeigu ten pernakvot. Aha. Tai va, tik dabar dar... O dabar, pavyzdžiui... Kuris kamuoja, turbūt, tai yra apie kainą, žinai, nes per visus tos... Po visų kryvų bandžiau, žinai, atsigauti visais būdais, tai pirkau ir automobilį, ir televizorių, ir lovą, nu, žinai, tai man dabar klausimas, kiek tas kainuoja ir kaip mes galėtume susitarti dėl tų mokėjimų, žinai, reiktų visumą iš karto, ar kažkaip tais dalim, ar kokia būtų, žinai, sąlygos. Tai čia, žinai, mes sutarsim tie pinigai, tai...
tai nėra tiek svarbu, supranti. Esmė yra, žinai, kas aš tau taip papasakosiu čia biškį. Kaip, pavyzdžiui, čia darom mes viską. Čia darysiu. Nu, pavyzdžiui, pas mane atvyko toks Timonas ir, pavyzdžiui, vat, mokymų sutarties priedą. Mūsų yra tikslas nustatyti tavo B tašką, nu, žinai. Nu, tarkim, į kokį tu tašką nori nueit, žinai. Dabar tu esi A taške, o tu nori būti B taške. Ir aš tau galiu padėti nueiti į tą B tašką, žinai. Tai, pavyzdžiui, vat, mes susirašom B tašką. Pavyzdžiui, vat, grinai susėdę prie stalo ir rašomės. Vat, pavyzdžiui, čia Timonas taip rašo. Jisai, vat, pavyzdžiui, nori 80-90% moterų sėkmingai užkalbinti ir gauti rezultatus. Nu, vadinasi, tu iš 10 moterų 8-9 numerius gauni. Bet čia omeny turi moteris, kurias tu pastebi, būtent iš jų kūnų kalbos, kurios eitų į pažintį, žinai, linktų. Antras, pavyzdžiui, nežmoniškai pasitikė savimi. Na, žinai, daugelį žmonių pasitikė savimi, bet šiaip ką aš čia pasakoju, tai praktiškai jau vyrus padaro jau nežmoniškai, nu, jau labai stipriai pasitikinčių savimi, nes, na, su pasitikėjimu savimi kažkokiu, tai gauni dar tokius, nu, sąlyginai silpnus rezultatus, bet kada labai stipriai savimi pasitikė, tai gauni daug aukštesnius. Ir va taip mes punktai susirašom, viską supranti. Pavyzdžiui, pirmo etapo, po to dėliuojam pagal jo B tašką teorinės knygas, ką aš jam duosiu skaityti namų darbam ir praktinius veiksmus. Ir, pavyzdžiui, pagal Timono tą susirašytus čia tuos 7 punktus, tai jam reikia per dieną užkalbinti 10 moterų. Namų darbam įsivaizduoji. Ir teoriškai skaityti va, knygas namuose, kaip suviliauti moterį, čia va, moters svajonė alfa vyras, šūkiai moterų viliojimo istorijos, dar aš pridedu. Ir jis, pavyzdžiui, išvažiavęs namuose dirba. Ir, pavyzdžiui, aš jam pasakiau, sakau, tu egzaminų, sakau, paprasčiausiai neišlaikysi, jeigu, ta prasme, tu nekalbinsi tų moterų. Tai Timonas sako, aš savo darbas, mano sako, kaip sako, aš tą 10 moterų kalbinsiu. Žinai, sako, to laiko nėra. Tai mes sugalvojam, kad, pavyzdžiui, jis vežioja nu, tokia kaip greitą maistą, žinai, vairuotojai dirba. Tai sakau, bet kur, tu tik pamatai moterį, sakau, tu nebūtinai numerį gaut, pašnekim, žinai. Tiesiog maloniai pabendraut, bet kokioje situacijai, tu būni centre, kažkur pamatai, pakalbini, turi 10 laisvų minučių, pakalbini. Padarai, žodžiu, bendrauji kiek įmanydamas daugiau, žinai, kad tie socialiniai įgūdžiai lavintųsi. Nu ir, žodžiu, įsivaizduok, per tą 10, iš tų 10 moterų jis turi per savaitę pakviesti nuo vienos iki 2 moterų į pasimatymą. Na. Ir tuose pasimatymuose jis turi, ta prasme, vilioti jas. Bet tada jis sako, aš tik turiu pasimatymam laisvą, nu, tikreliai savaitgalių, žinai, nes taip darbas. Tai sako, tai kaip čia daryti? Tai vat sugalvojam, kad, pavyzdžiui, netgi jis, kai iškart kalbina moterį gatvėje, ar kažkur, kai turi progą, turi laisvo laiko, jis iškart gali daryti pasimatymą. Nu, ta prasme, iškart nusivesti kokią kavinę, iškart nusivesti kažkur kitur ir jau su ja leis daugiau laiko. Bet tai Timonas sako, bet tai čia sako, nu, ta prasme, nerealu kažkaip taip iškart. Sakau, realu, sakau, viską duosiu žinias, įrankius, informaciją, kaip tai daryti, aš jam video parodžiau, žinai, jisai įsitikino, kad tai yra įmanoma. Ir viskas, ir va, tai strategija yra sukurta, žiūrėk, kiekvieną dieną po 10 moterų kalbina, o per savaitę turi pakviesti iki 2 moterų į pasimatymą. Ir tada jis gali gebėti išlaikyti antro etapą egzaminą, tai yra apie pasimatymą, žinai. Ir vėliau dar trečias etapas, kadangi su grupėmis nori elgtis tvarkingai ir viską gerai, tai trečią etapą jis namų darbus pradės daryti, kai išlaikys pirmą, antrą etapą egzaminus. Ir trečiajam etapą namuose jau namų darbamis turės kiekvieną dieną užkalbinti bent 5 grupės ir, pavyzdžiui, kuriuose yra bent 2 vyrai iš tų grupių. Nu, čia pagal jau surašymą, nes jis labai nori tiek ir su vyrais išmok, žinai, bendrauti stipriai, tiek ir su moterim. Nu, tai supranti, pagal jau B tašką mes sudarom visą mokymusi strategiją ir kaip pakeisim tą B tašką. O supranti, tada aš skaičiuoju valandas, kiek maždaug užtruks, kiek čia reikės įdėti resursų ir tada kainą pasakau. Matai, aš negaliu iš orų sakyti, kad dabar taip, žinai, ir tokia kaina, žinai. Ir, nu, ir tu turi, aiškiai maždaug, aš tavęs išsiklausinėsiu, kai tu, ta prasme, atvažiuosi pas mane B tašką pilnai, supranti, išsiaiškinti. Nes vienas nori vyras labai išmok humoro jausmų, flirtuot labai stipriai nors. Tai jam ir, grinai ir yra B taškas, kai jis mokėtų visiškai humoro jausmą gerai reikšti, flirtuot stipriai su moterimis.
Ir, žinai, pagal tai, o kitam, pavyzdžiui, nereikia to, jis nori kažko kito, žinai. Tai pagal grinai tavo asmeninius poreikius sudarom B tašką ir tada B taškui pasiekti sudarom strategiją ir laiką ir net nusibrėžiam mirties liniją. Tas Timonui yra nubrėžta iki lapkričio 2 dienos. Jis turi išeit mokymus, nes po lapkričio 3-4 dienos aš nebevesiu jam tų mokymų. Ir ta prasme, jis turi per tuos išeit. Dabar klausimas, jeigu trauma atsitinka, žinai, kažkas, kas negali leisti, tada jis turi, žinai, nu tiesiog paskambint, pasakyti, žinai, nemeluojant tvarkingai, ten pateikti gydytojų dokumentą, žinai, kad tai tikrai įvyko ten trauma ar kažkas, žinai, ne šiaip savo. Ir tada nukelia mokymus. Tai tik dėl traumus nukelia mokymus. Ir būtent aš esu tyrimą padaręs, kad jeigu žmogus nenusibrėžė mirties linijos, jis mokysis visą gyvenimą. Bet jeigu jis nusibrėžė, aš po metų tapsiu sėkminga su moterimi, visiškai laisvai bendrausiu, jis po metų ir turės tai. O jis 2 mėnesius mes jam nubrėžėm ir per 2 mėnesius, žinai, turi. Ir tada po to dar eina kiti visi susitarimai, kaip, tarkim, jeigu jam klausimų iškyla, kaip jis man gali skambinti, kaip tartis. Toliau, dėl video filmavimo, ar filmuosimės, ar ne, viskas yra išsiaiškinama detaliais. Tada, žinai, jeigu jam kyla klausimų, tai jis skambint šiaip man gali skambinti, bet aš dažniausiai neatsiliepsiu. Tai jis klausimus susirašo. Tada, kai atvažiuoja į pamoką, išsiaiškinam. Kada egzaminus laikom, irgi išsiaiškinam, kurias pamokas. Viskas iki kristalo skaidrumo, aiškumo turi būti abiem aišku, abiejų galvose, kaip viskas vyks, ką kiekvieną pamoką maždaug gaus, ir kada bus laikomi egzaminai, kad būtų aišku, kad nebūtų jokių nesusipratimų, nes čia, nu, kaip partneriai esam, tarasme, mes keičiamės, duodi pinigų man, sumą kažkokią, aš tau duodu žinias ir įgūdžius ir dirba mes. Ir jei kažkokių neaiškumų yra, aš iš patirties galiu pasakyti, kad po to labai būna, nu, nesmagu, žinai, ir, ta prasme, nesusipratimų būna ir neaiškumų. Todėl pagrindinis darbas ir ilgiausias yra, kai tu atvažiuosi ir nusistatyti tavo B tašką. Supratau. No. Tai dabar, kada mes tą galėtume, ar išeitų, pavyzdžiui, kitą savaitę, nes aš, nu, ta prasme, žinai, jeigu padarau, baigiu 5, aš kol atvažiuosiu, bus 6:30, tai mes ant to laiko daugiausiai neturėsim ir kai, žinai, dar turėsiu grįžti tą pačią naktį. Penktadienį, ne? Penktadienį? Nu, ta prasme, tu kaip, žinai, ta prasme, tu pasiūlyk tiesiog dieną, žinai, aš pasižiūrėsiu darbo knygoje, o aš penktadienį, šiaip, čia bus rugsėjo 6 arba šeštadienis rugsėjo 7 ar sekmadienį. Tai vat šeštadienį, sekmadienį, kurią iš tų 2 dienų, jeigu tau išeitų, aš atsikeliu iš ryto ir atvažiuoju ant pietų kažkur. Tai vat, man geriausia būtų rugsėjo 8 sekmadienis ir pavyzdžiui ant pietų. Gerai. Tvarkoj. Tai čia mes kažkur truksim, žinai. Irgi pasižymiu ir ką, žinau, jau kažkas keitėsi, kontaktuojamės, ne? Jo, kontaktuojamės. Dabar kaip palauk Karolis vardas, Karolis. Yeah. Ir maždaug kokiai 15 valandai, 14, kuriai čia maždaug pasirašyti. Gerai, tvarkoje. 14 aš pasirašau, tai 14:00. Karolis, dėl B taško, žodžiu, dėl B taško. Yeah. Čia, žinok, mes truksim kažkur 3 valandas, čia yra pagrindinis sunkiausias darbas, žinai, susikur strategiją, nes, žinai, kiekvienam žmogui skiriasi strategija, nes kadangi kiekvienų gyvenimai skiriasi, kiekvienas turi, skirtingai turi laiko, skirtingas turi galimybės, aplinkas, todėl, žinai, skirtinga strategija. Tai vat būtent per šį susitikimą mes nustatysim tavo B tašką, tada paskaičiuosim laiką, kiek tai reikėtų pasiekti. Ir tu gausi optimalią grinai kainą į tai, ko tau reikia, o ne tai, ko tau nereikia, žinai. Ir to prasme, tu iš mokymų grinai gausi tai, ko tau būtent reikia ir jie tau bus kokybiški, nes grinai bus į tave orientuoti, žinai. Na ir tu, ta prasme, jeigu labai norėsi ir nueisi į tą B tašką, žinai. Tai va. Gerai, tvarkoj. Nu tai liks tada. Nu tai gerai, tai žodžiu, sekmadienį rugsėjo 8 valandą 14:00. Aš tau žinutę atsiųsiu adresą savo. Gerai, tvarkoj. Tai gerai, tai viskas tada, Karoli, nu. Iki tada susitikimo. Gerai, iki malonaus. Aha, iki viso. Taigi, vyrai, aš laukiu jūsų, atvažiuokit pas mane, tiksliai, aiškiai nustatysime, kokiame esate jūs dabar taške, tai yra taškas A, ir į kokį jūs norite nueiti tašką, tai yra tašką B. Ir būtent tam pasiekti taškui B mes sukursime strategiją, planą,
kam reikės dirbti namuose, kokias knygas skaityti, praktikuotis ką, kiek pas mane į savaitę kartų atvažiuosit, kiek būsit čia pas mane atvažiavę laiku, kaip viskas vyks iki kristalų skaidrumo, aiškumo, mes viską nustatysime strategiją, kaip pasieksime jūsų tašką B ir tik tuo met mes pasirašysime mokymų sutartį, jūs paduosit pinigus ir mes pradėsime mokymus.